Sveiki visi, šiandieną aptarsim naują temą - widžetų kūrimas arba papildinių telefono operacinėj sistemoj numatytų tų įterpimas, naudojant Android operacinę sistemą. Ir kaip matom, yra atverstas pagrindinis oficialus puslapis Jetpack Glance. Tai ne per seniausiai buvo išleista nauja versija, jau vadinama stable arba stabili versija 1.0, rašyti ir kurti papildinius tuos arba widgetus, naudojant Jetpack Compose karkasą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad Jetpack Compose komponentai ne visi yra suderinti su widgetų kūrimo. Tai reiškia, kad Jetpack Glance widgetų aibė yra šiek tiek mažesnė ir apie tai galima plačiau, aišku, dokumentaciją surasti, bet esmė parodys maždaug, kokie komponentai egzistuoja pagrindiniai ir ką reikia žinoti iš viso apie widgetų kūrimą, turint duomenis iš įvairių šaltinių. Tai turint widgetą šioje vietoje, teoriškai mes turime tokį kaip statinį paveikslėlį, grubiai tariant, ir widgetas yra atnaujinamas dažniausiai arba fone paleidžiamas procesas, kuris skaičiuoja laiką ir atnaujina tam tikrų momentų, arba paspaudus spustelius mygtuką. Realiai widgetas tai yra mobiliosios programėlės dalis ir be programėlės mobiliosios negali egzistuoti widgetas. Tai reiškia, kad jūs turite sukurti bet kokį, kad ir tuščią Android appsą arba programėlę ir tik tada galėsite naudoti ir kurti widgetus. Tai Jetpack Compose biblioteką naudoti tą Glance reikia papildomai įdiegti, pridėti tuos dependency. Tai priklausomai nuo Glance ir Material Design versijos. Jeigu naudojate antrą Material Design versiją, tai įdedam šią nuorodą, jeigu trečią, naudojam šią. Dabar pagal nutylėjimą turbūt visi projektai Jetpack Compose jau naudoja trečią versiją, tai turėtų praktiškai visada būti ši versija ir papildoma biblioteka skirta kurti widgetams, tai yra ši. Įdėjus šią biblioteką jūs galite, aišku, plačiau paskaityti čia ir rasti daugiau informacijos apie widgetus, bet aš noriu iš esmės parodyti, ką reikia įdėti programėlę, kaip sukonfigūruoti, kad galėtumėt kurti bet kokį widgetą. Tai pirmas tikslas buvo tai, kad nesimėtyt per keletą atskirų programų, tai tą programėlę, kurią žiūrėjom su Google prisijungimu, aš tiesiog įdėjau papildomą katalogą, programinį kodą galėsite surasti. Tai atsirado katalogas pavadinimu widget ir papildomai resursų kataloge atsiranda toks dalykas kaip My App Widget Info failas XML ir šioje vietoje mes aprašom tą widgeto struktūrą ir tipą. Tai dvi esminės vietos, tai yra dydis, tai jeigu turite widgetą 50x50, tai dažniausiai bus labai mažas ir užims vieną tą langelį appse, 100x100 šiek tiek didesnis, tai čia tas startinis widgetas kaip atrodo. Tada koks layoutas gali būti, horizontal, vertical, tai reiškia aš galiu jį ištempti į šoną ir į viršų, tai pasirenkam resize mode ir tada widget category galima rinktis, rodo čia kažką. Keletą skirtingų vietų, widget category, tai gali būti key guard, search box ir šiuo atveju turbūt daugiau ir nėra widget category. Tai reiškia yra papildoma konfiguracija, jeigu norėčiau widgetą turėti kažkur kitur, kitoje vietoje, sukurti tą widgetą. Bet įprasta ir lengviausias būdas, paprasčiausia sukurti home screen widgetą, tai reiškia programėlį, kai mes atsidarom,
Tuoj sekundę. Langą paspaudus čia yra widgets, ar nerandam, ir, pavyzdžiui, šita programėlė mūsų turi tą widgetą, priklauso kokį dydį parinkom. Ir home screen, tai reiškia, čia ir įdėsim į vieną ir kitą langą šitą widgetą. Tai va, tai čia ta konfiguracija grinai widgeto dydžio. 100 ant 100 jisai traktuoja vat tokio dydžio widgetą. Tada galima, aišku, nustatyti ir papildomai, bet čia kol kas lengviausias būdas yra tą info failą koreguoti, uždėti maždaug dydį aukštį ir plius minus bus kvadratas. Nu, ne visai, bet daugmaž, kad nebūtų visiškai minimalistinis. Tai va, tada sekantis žingsnis, kai turim tą resursų failį XML failą sukurtą naują, sekantis žingsnis, aišku, įdėti dependency. Tai kaip ir matėt, widget kūrimui skirtas dependency yra Glance biblioteka, App widget ir Material 3. Tai va, čia įdedam šį ir sinchronizuojam projektą. Tada, kai turim dependency ir turim tą widgeto layoutą arba struktūrą, galima sakyti, ne layoutą, bet konfiguracinį XML failiuką, informacinį tokį. Tada reikia eiti mums į Android manifest failą. Android manifest faile reikia, kad būtų įdėta du dalykai. Pirmas, intent filter, tai reiškia į activity, į mūsų tą programėlę, į pagrindinį activity įdedam intent filtrą, widgetą. Dabar, jeigu pastebėjot, yra du activity. Įprasta turim tik vieną activity. Aš paįvairinimui įdėjau antrą activity tam, kad aš galėčiau turėti, pavyzdžiui, kitą activity darbui su widgetu. Tai reiškia, tas intent filtras turbūt būtų geriau jį perkelt į tą kitą activity, kuris susijęs su mūsų tuo widgetu, bet šiam kartui palieku taip, iš tikrųjų veiks lygiai taip pat šiam momentui. Tai va, tas filtras reikalingas. Tada yra toks dalykas kaip receiver. Kadangi widgetas yra programos dalis, arba galima sakyti fragmentas iškeltas į kažkur ir jisai komunikuoja per nuotolį. Tai reiškia, vyksta remote komunikacija. Tarp receiverio, tai receiveris yra widgetas, ir tarp appso arba main activity arba kito activity. Tai žodžiu, receiveris yra vienas arba keli. Tai šiuo atveju mes turim tą vieną receiverį, kurio metaduomenis, tai provider yra tas myapp XML failas. Ir čia turime irgi intent filter app widget update. Tai tas update funkcija reikalinga tam, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, siūsti naujinti mygtuką paspausti ir atlikti nuotoliu paspaudimo mygtuko veiksmą. Tai žodžiu, realiai tas mygtukas ir mygtuko paspaudimas yra šiek tiek sudėtingesnis negu on-click funkcija. Tai va, tai tas receiveris reikalingas tam, kad aprašyti visą išdėstymą, visą tą vaizdą, kaip atrodo widgetas, ir duomenis užpildyti į widgetą. Widgetas realiai, jeigu primityviai, tai jisai atvaizduoja statinę informaciją arba informaciją iš serverio tik tada, kai triggerinu arba kai paspaudžiu mygtuką, arba galiu ar ne atidaręs activity per appsą kažką pakeisti, arba turėti background arba tą foninį procesą, kuris atnaujina kas kažkiek laiko tą informaciją. Ir tuo pačiu, kad widgetas neturi daug tų komponentų, tai realiai aš negaliu sukurti appso ant ekrano. Galiu sukurti, jeigu noriu, bet reiks nemažai pastangų ir kiekvieną komponentą kuriant reikės iš naujo kurti tą komponentą. Pavyzdžiui, norėčiau kalendoriaus, tai aš turėčiau sukurti 30 mygtukų, kad vaizduot kalendoriaus vaizdą. Bet įmanoma viskas, bet widgetas nėra appsas, tai yra papildoma informacija, galima sakyti.
Tai widgetai labai naudingi programėlėms, ypatingai ar ne stebėti kažkokią informaciją, galima realių laikų padaryti, jeigu norim. Ta prasme, čia viskas įmanoma. Tai su to foniniu veikimu aš turėjau omeny, jeigu reikėtų, kad kažką galėčiau stebėti. Tai dabar turint manifesto failo konfiguraciją, turint dependency, turint resursų tą XML failą, lieka sekantis veiksmas aprašyti pačią widgeto logiką. Tai kad nemaišyti tarpusavį, aš widgeto logiką iškėliau į widget katalogą ir čia, aišku, sukūriau naują activity, student picker activity, tuščią, kuri turi savo temą atskirą ir, galima sakyti, mini atskira programėlė su savo logika. Stengiuosi dabar prie widgeto nekabinti šito dependency injection, o tiesiog viską vienoje vietoje rašyti kaip, galima sakyti, hard coding tekstą. Tai dabar dažniausiai widgete turim informaciją arba fiksuotą statinę, arba iš interneto, arba iš duomenų bazės, ar ne? Tai aš vis tiek prie web serviso rišaus. Tai vienas iš widgeto, tai aš turiu tokį sukurtą REST API, kur galima gauti informaciją iš Vilniaus kolegijos tvarkaraščių. Pavyzdžiui, get single teacher, get group, get classroom, get teachers, schools, class, taip toliau. Tai tuo pagrindu yra jau programėliai, GitHub'e yra sukurta dėstytojams atvaizduoti widgetas, bet studentams nėra, tai aš tiesiog studentų paėmiau. Grupiai skirtą informaciją, tai get single group ir get groups IDs. Tai realiai jūs galite gauti visą informaciją, pavyzdžiui, PAI21A, surandat ar ne savo ID ir pagal tai galima atsirinkti tą informaciją. Tai teoriškai, jeigu darytumėt išbaigtą widgetą su šia informacija arba programėlės informacija, tai į tą kitą activity, pavyzdžiui, student picker activity, aš galėčiau sukurti sąrašą, kur pasirenku ir išsaugau, tarkim, į share preferences, kad po to galėčiau widgete nuskaityti tą informaciją ir atvaizduoti informaciją pagal grupę. Tai čia būtų pradinis inputas kaip selection, pasirinkimas. O get single group tai būtų pagal ID galėčiau kviesti kitą requestą, tai yra gauti grupės. Tai mato, tas requestas būna toks, ne visai smagus, gražus, tai galima tiesiog Ctrl+A, Ctrl+C, jeigu norit sukurti objektą mūsų Kotlin objektą, tai jūs galite naudotis pluginu New Kotlin Data Class File from JSON, tai yra šablonas, pluginas, kurį minėjau, ir galima įdėti tekstą ir pavadinti, sakyti, kad noriu, kas čia, grupė DTO, Data Transfer Object, ne? Tai įdėjus šitą jau automatiškai sukuria du failus, grupė DTO tai yra array listas ir grupė DTO item tai yra visas requesto atsakas, ar ne, iš serverio. Tai teoriškai šį galima panaikinti vieną, sąrašo mums nereikia, mums reikia pačio vaizdo, kaip atrodo DTO itemas. Kadangi aš jau vieną turiu sukurtą, pavyzdžiui, grupėms yra iš 3 elementų, o paskaitoms yra iš daugiau elementų. Tai čia realiai sumaišiau, čia yra paskaitoms skirta informacija. Bet jeigu turite šį data class, dažniausiai reikia priskirti visur 0, tuščią, empty list, tarpą reikia padaryti ir panašiai. Default reikšmės, nes gali būti taip, kad jūs gausit iš serverio kažkokį atsaką, kur, null, pavyzdžiui, pointerį, ne, tai teoriškai negalėsit nieko padaryti, nes Kotlin turi inicijuoti reikšmės privalomai. Nėra null, tai kad inicijuotų kažkokią reikšmę, kad jeigu tuščią gausit, kad sukurtų jums, kad ir tuščią sąrašą, kad nenulaužtų programos. Tai dažniausiai default reikšmės reikėtų nurodyti visą laiką prie šitų DTO objektų.
Tai va, tai turint šitą DTO objektus, ištrinu aš lauką, turiu vieną DTO itemą grupėms, tai yra ID, vardas ir trumpinys, praškai vardas trumpinys vienas tas pats. Lecture DTO item tai yra krūva informacijos, tai mūsų esminė informacija yra subject ID ir teacher ID, ne, tarkim. Ir dar galima, jeigu reikia papildomą. Bet čia realiai jau yra iš to timetable, kuris yra AIF-VKLT įdėtas. Čia yra gryn informacija iš ten ateina, tai aš negaliu koreguoti realiai, ką aš gaunu, kokią informaciją. Tai va, tada yra end time, start time, galima laiką įdėti ir taip toliau ir manipuliuoti informaciją. Tada, kad gauti duomenis iš web serviso, kaip pamenam, ar ne, reikia retrofit API, aprašoma, ne, arba service galima vadinti, arba tiesiog API, kaip patogiau. Tai API tai reiškia duomenis iš API-os, naudojant tą retrofit biblioteką, nieko ypatinga, interface, timetable API, get, nurodau pathą, čia yra tas mano backendas sukurtas, ir turime get lectures, get groups. Tai get lectures kreipiuos su parametru, query parametru group ID ir nurodau grupės ID, ar ne, kurį turiu. Ir tada gaunu sąrašą paskaitų su informacija kiekvienai dienai. Tai va, čia tikslas ar ne to REST API-os, kad gauti grupės informaciją iš web serviso. Tai va, tai čia prašom tą interfejsą, kaip atrodo APIs. Ir realiai viskas. Šio vietoj mes baigiam, turim DTO itemus, turime API ir belieka įgyvendinti tą timetable receiverį, tai yra patį widgetą. Pačio widgeto logika yra prašoma timetable receiver ir aprašys šitą widgetą, čia mes kursime daugiau negu vieną klasę, objektą, nes failas toks kompleksinis gaunas. Tai yra timetable receiver klasė, callback ir dar buvo widget, ar ne? Tai reiškia, šitas klas, kuris paveldi glance app widget receiver, šitas turi būti dėtas į manifesto failą. Tai reiškia, manifest failė, tą klasę matom čia labai primityviai, su viena funkcija, turi būti nurodyta mūsų manifesto failė. Tai manifesto failė, kur yra receiveris, tai yra ta receiver klasė. Tai jūs tiesiog įprasta rašytumėt kažkas ten, timetable ar panašiai, tai jums automatiškai siūlo timetable my receiver, ne, taip vadinas. Tai reiškia, aš jau sujungiu su savo Android appsu, kad bus pas mane tas ta klasė susieta su Android appsu, atsakinga už receiverį, už tą widgetą. Ir šioje vietoje mes baigiame konfiguraciją, pereinam prie pačio widgeto kūrimo. Tai pirmas tikslas ar ne, sukurti klasę, kuri paveldi glance app widget receiver ir įgyvendinti funkciją, kuri gautų tą widgetą objektą. Tai čia tiesiog get timetable widget objektas. O pats timetable widget tai yra mūsų sukurtas widgetas, kuris turi vieną funkciją papildomą toj klasiai. Timetable widget turime papildomą funkciją provide glance. Provide glance grinai yra šitam vaizdui atvaizduoti. Widgeto vaizdui tai yra content. Ne? Čia galiu aš bet kokį sukurti komponentą, composable, Jetpack compose komponentą ir jį atvaizduoti widgetą. Tai vienintelė funkcija, kuri dar reikalinga overridinti šioje vietoje. Pačioj klasiai, kuri vadinas, kuri yra singletonas, nekuriam egzempliorių, tai yra tik vienas widgetas egzistuoja. Tai yra object, timetable widget, paveldi glance app widget, jeigu matom. Ir šitoj klasėje mes turim overridint. Jeigu nežinom kaip overridint, spaudžiam alt insert. Ir override methods, jūs galit overridinti metodus, kurie egzistuoja.
Nes dažnu atveju nebūtinai jūs privalot įgyvendinti visas funkcijas, bet pagal tam tikrą opciją reikia kitų funkcijų. Size mode, state definition, on delete ir panašiai. Gali prireikti šitų funkcijų papildomų. Bet pagrindiniai yra tiesiog patį widgetą atvaizduoti. Tada papildoma funkcija įdėta, čia grinai tik tais demonstracijai, kad jeigu aš turiu widgetą ir iš widgeto noriu grįžti į activity. Tai reiškia, aš galiu nurodyti activity main activity, tai grįšiu į pagrindinį langą appso. Jeigu spaudžiu student picker, tai aš grįšiu paspaudus ar ne į student picker activity. Tuščias šiuo atveju. Hello Android. Ne? Tai va ši funkcija irgi dažnai reikalinga, kad iš widgeto grįžti į patį appsą. Ir grįžti į appsą tam tikrą langą. Tai va čia papildoma 3 eilučių funkcija labai naudinga. O tada yra pats sunkiausias darbas, tai yra pačio widgeto kūrimas. Tai turime tą object klasę, tai reiškia singleton klasę, paveldi glance app widget, turime duomenims saugoti skirtą string preferences key. JSON saugoma, ne, tarkim. Count key, šiuo atveju aš galiu turėti, bet kokį veiksmą, kur galėčiau atnaujinti, ne, kažkokią informaciją. Paklikinu, noriu atnaujinti ir panašiai. Tai va, ir turime contentą, kuris yra composable contentas, kur mes turime paduoti būtinai kontekstą, nes dažnu atveju labai reikia to kontekst objekto. Kontekst čia jau bus mūsų Androido kontentas, Android appso. Ir tada turime toliau mūsų tą current state. Tai reiškia, aš galiu sekti savo būseną kažkokią, ne? Kintamai, turėti kintamai ir trackint tą būseną. Tai reiškia, jeigu mano shared preferences, čia tikslas yra trackinti shared preference. Jeigu shared preferences pasikeis, tai grąžinsiu shared preference pagal raktą arba grąžinsiu nėra paskaitų. Čia priklauso arba true arba false, ar ne, įprasta grąžinam. Tai čia tuo atveju aš galiu turėti state, kad tuo atveju requestą atlikau nėra paskaitų, tiesiog grąžinsiu nėra paskaitų tekstą. Tada čia galima sukurti teacher name, tai čia galima, teacher name atrodo, buvo. Pasirinkite studentą. Čia turėjo būti ar ne teacher, o student name, ar ne? Pasirinkite studentą, tai reiškia, va čia šitoj vietoj tas tekstas. Tai šis kintamasis galėtų būti mūsų paspaudus, atidarom ar ne tą activity ir pasirinkam studentą. Pasirinkus studentą galėtum išsaugoti į share preferences ir atnaujinti visą sąrašą. Bet dabar darysim šiek tiek primityviau, kad atnaujinti tik atnaujinam ir viskas. Taip pat galima pasirinkti studentą, daryti tokį dalyką kaip setint, priskirti reikšmę pasirinktą studentą į šitą vietą. Tai reiškia, jeigu čia uždedu studentą, grupę, studentą ar bet kokią kitą informaciją. O po to aš galiu nuskaityti informaciją ir pagal tai iškviesti API, tarkim, jeigu norėčiau. Tai čia tiesiog state kintamasis, by remember, tai state kintamasis reiškia jisai atnaujinamas automatiškai, kur be būtų. Keliose vietose galime komponentai dėti. Tai tas pats kaip Jetpack Compose taip pat ir veikia. Tada yra JSON klasė, čia yra grinai duomenų serializavimo arba duomenų konvertavimo ar ne iš kažkokio vieno formato į kito formatą. Net iš interneto JSON į Java klasę arba Kotlin klasę arba atvirkščiai ir panašiai. Tai va, tada turime stulpelį. Tai čia dažniausia problema yra, kad jūs turite importinti glance kolumą. Nes jeigu importuosit ne glance kolumą, jums nulūš widgetas.
Tai čia yra pats sunkiausias uždavinys. Tai reiškia, kai importuojat, visą laiką turi būti glance layout column arba row ir panašiai. Jeigu bus foundation, tai bus defaultinis ir jūsų appsas nulūš tiesiog. Ir nesuprasit, kodėl neveikia. Tai šitoje vietoje labai yra svarbu, kad rinktis glance modifier parametrą rodytų. Tai tą garantuojat, kad glance biblioteką naudojat. Glance su kontrolu galima pažiūrėti, ar glance'as yra ar ne. Tai va, jeigu yra glance, tai tų komponentų nėra daug. Yra column, row, spacer, button ir lazy column. Toks, ar ne? Lazy column tai yra sąrašas elementų. O daugiau realiai tų kardų ir panašiai turbūt net nėra. Su laiku turėtų įdėti tų komponentų. Reikia pasigilinti plačiau, bet realiai tie komponentai pakankami, nes jums reikia mygtuko dažniausiai, teksto ir sąrašo. Tai va. Tai čia yra standartinis Jetpack Compose aprašymas, tiek, kad glance komponentai čia yra naudojami. Column, row ir panašiai. Tai reiškia, kolumne bus eilutė bus mygtukas naujinti. Tai ta eilutė, ar ne, reiškia, viena eilutė bus sudėti keli komponentai. Tai spaceris tarpas, mygtukas ar ne mygtukas, tada vėl spaceris, vėl tarpas kažkoks ir tada tekstas mūsų, kuris yra beje clickable, ar ne? Ir kadangi jis yra clickable, spaudžiamas, aš galiu atidaryti paspaudus Open Main Activity. Tai iškviečiu tą funkciją ir paduodu kontekstą. Tai čia buvo ta užduotis, ar ne, kai paspaudžia, atidaro mūsų activity. Antrą, ne pagrindinį appsą, bet kitą activity. Galima ir pagrindinį, kad daryti. Čia jau jūs teisė rinktis. Tai va, tai šitoj vietoj realiai yra visas tas išdėstymas viršus. Tada sekanti dalis yra conditional arba generuojama pagal situaciją. Tai reiškia, jeigu nėra paskaitų tekstas, ar ne, jeigu gaunu tokį tekstą iš count, shared preference to, tai tada aš nieko nedarau, neatvaizduoju nieko, ne? Bet jeigu aš neturiu šito žodžio, gaunu count, nežinau, vienetą ar kažką, ką grąžina, teigiamą, true, tada aš nuskaitau JSON from JSON count, nes mano count yra skirtas užpildyti, stringą naudojam, string, ar ne, tekstą. Ir mano tas string tekstas aš konvertuoju į Java masyvą. Java masyvą sudaryta iš lecture DTO item, iš to viso didelio objekto. Ir tada čia tiesiog lectures to list, kad grąžint kaip sąrašą, čia galima čia rašyti to list. Ir tada yra tas lazy column, tai yra tiesiog sąrašas ir sąraše atvaizduojami elementai, kokie norit. Mygtukai, tekstas, kas norit. Po to galėsiu įdėti šiek tiek į vidų, kad matyt, kas keičiasi. Tai va, tai čia palikau patį primityviausią būdą, nes prieš tai buvo logika, yra ir GitHub'e, kur yra dėstytų tvarkaraštis, yra antraštės, pirmadienis, antradienis, trečiadienis ir panašiai. Ir tokiu atveju galima tiesiog atvaizduoti informaciją. Tai va, tai čia supaprastinta versija ir dabar galim pabandyti pažiūrėti, ar veikia naujinti. Ir matot, pats widgetas jau yra veiklus, veikiantis ir čia rodo grupę, nerodo kelintadienis. Tai galima pabandyti įdėti informaciją. Kur čia dabar surasti item. Subject ID, ne? Tai aš galiu čia dar pripliusuoti kokį item taškas date galima nurodyti. Date 0. Okay.
Tai čia esmė tokia, kad aš čia pridėjau dar papildomą parametrą, tarpą gal atnaujins, ok, naujina. Spaudžiam naujinti, kreipiamės į serverį, rodo 2. Date, ne 0, o turėtų visą datą rodyti, ne? Va. Tai reiškia, jūs gaunate ir datą, po to galima filtruoti ir panašiai, čia jau atvaizdavimą galima daryti pagal dieną ir panašiai. Tai šiandien, pavyzdžiui, yra lapkričio 21. Tai yra 3D grafika buvo, tada programų sistemų testavimas, mobilios programėlės ir viskas. Tai va, tai visą informaciją mes turime. Ir realiai pačio widgeto veikimas toks ir yra. Tada, ką dar čia galima, tą layout, ar ne, pažiūrėti kitoks. Tai čia buvo tekstas, ar ne, jeigu aš noriu sudėlioti space ir įdėjau, kad space'as būtų kažkoks 10, galima ar ne ir mygtuką įdėti kokį. Tai reikėtų vėl daryti row, turbūt, ar ne, kad į vieną eilutę sueitų, tai bus tada tekstas, spaceris ir, tarkim, button, ne, jeigu norit mygtuką šalia turėti. Ir prie buttoną pateiksit item, nežinau, end time, gerai, start time, net, arba paskaitos skaičiukas. Uni period, man atrodo, yra kelinta paskaita. Pirma, antra ir taip toliau. Tai čia galima ant klik palikti tuščią kol kas, bet šiaip galima tą ant klik irgi turėti mygtuką. Tai čia atvaizduoja uni period, button ir atnaujinam. Iš naujo paleisti. Patį appsą. Čia jau nieko nepakeisim, reikia naujinti spausti. Tai matot, ar ne, atsiranda ir tie mygtukai. Pirma, antra, trečia. Tai 3D grafika buvo antra paskaita turbūt. Nuo 9:30. Jo, turbūt. Tai va, tai čia galite taip žaisti ir turėti tą widgetą ir po to galima padaryti, ar ne, pasirinkti studentą, kad nueitų į šį langą ir ten dirbti toliau. Tada, kas dar čia su to widgetu, turim, ar ne, scrollinamą tekstą. Ką dar čia reikia žinot? Tai va, šitas naujinti mygtukas, kaip jisai veikia. Tai naujinti mygtukas veikia button, aukščiau buvo, čia. Tai atmatot, yra button, mygtukas, tai yra mūsų šitas naujinti, kuris ant klik iškviečia action callback. Java kalboje callback, tai čia yra rutina. Tai šiaip daug kalbų turėta callback, tai iškviečia funkciją, kurią įvykdo, ne? Tai action run callback, tai teoriškai spaudžiant šitą, jūs appse šitam iškviečiat callback funkciją. Nes widgetas, jisai kreipiasi main activity ir kviečia. Tai va, increment action callback class Java. Tai apačioj galite įgyvendinti, kiek norit tų callbackų, čia yra tiesiog funkcija, kurią įvykdys kaip įprasta. Ir jinai dažniausiai turi kontekstą, glance ID ir parametrus veiksmą. Ir čia aš aprašau primityvę dependency injection retrofit objektą su base URL iš timetable, kuris yra iš API-aus, ar ne, sukurto. Sukuriam service objektą. Ir tada aš tiesiog ID nurodžiau PI21A grupę 788. Bet čia jau šitoje vietoje aš galėčiau koreguoti ir daryti, kad pasirink galėtų iš sąrašo per pasirinkite studentą. Tada turiu request get lectures, pagal ID gaunu paskaitų sąrašą, jį konvertuoju į JSON-ą ir tada yra update widget state.
Tai čia šiek tiek matotas action callback turi papildomų dalykų kaip funkcija. Tai update widget state jūs galite atlikti logiką. Tai mano logika yra tokia, kad aš current count įdedu iš shared preference'ų count key, kaip pamenat, buvo string tipo kintamasis, į kurį aš išsaugau tą JSON objektą. Nu, visą sąrašą iš API-jaus. Ne? Jeigu labai didelį būtų, tada gal jau ir problema būtų, reikėtų galvoti kažką kito. Bet dabar iš share preference kuo puikiausiai telpa ir galima į tą preference objektą įdėti JSON-ą pagal situaciją. Jeigu tuščią įdedu, jeigu netuščią įdedu ir panašiai. Galima ten logiką rašyti kokią tik nori. Timetable widget update tai reiškia atnaujinu šitą savo widgetą, šitą refreshinu. Ne? Tai reiškia on-kliką, pakeičiu, gaunu iš web serviso informaciją ir ją atvaizduoju čia. Tai ši informacija nebus atnaujinama automatiškai ir aš automatiškai kol kas nededu, nes paprasčiau yra mygtuko paspaudimu atnaujinti, kad jūsų telefone nenaudot papildomo resursų. Tai esmė tokia, konfiguracija, tada callback funkcija daryti, gauti duomenis API-us ir panašiai. Jeigu reikia, receiveris tiesiog inicijuoti ir pats receiveris turi turėti contentą, tai yra provide glance funkcija būti. Ir čia turėtų būti pats layoutas, kaip atrodo tas widgetas. Tai pats widgetas teoriškai yra šitas kodas, ar ne? Taip. Čia yra pačio widgeto tekstas. Nu ir čia pagal poreikį galima jį koreguoti, gražinti, tobulinti ir turėti tą widgetą kitokį. Tai šiam kartui tiek. Jeigu kils klausimų, tai lauksiu klausimų dėl konfiguracijos ar kaip reikėtų vieną ar kitą veiksmą atlikti. Tai viso geriausio.